Sveiki visi, kurie žiūrit mus, tai sveikinam su Tarptautinė mokytojų diena. Taip, labai malonu susimatyti, labai džiaugiamės, kad prisijungėt, kad žiūrit, kad stebit. Ir šiandien turim nuostabią mokytoją Jūratę Vasylienę, pradinių klasių mokytoją. Ir kadangi jau susitikom tokią gražią dieną, tai norim tavęs paklausti, tai kas tau ta mokytojo diena, ką jin tau reiškia? Sveiki visi kolegos, sveikinu su Tarptautinė mokytojų diena, tai dirbu mokytoja jau 22 metus ir man atrodo, kad aš mokytoja esu ilgiau negu šiaip esu šios žemės būtybė, asmenybė, tai man tai yra gyvenimo būdas, netgi juokauju su draugais, kad tai yra mano diagnozė. Aš visur ir vasaros metu, atostogų metu visur atpažįstama, kad aš esu pedagogė, mokytoja arba kažką turinti su žmonių masėmis, kad labai greit sustyguoju, organizuoju, tai man tai visapusiškai, tai yra visapusiškas manęs išpildymas yra ir žmonių vedimas, motyvavimas ir nukreipimas tikriausiai. Tai Jūrate, paminėjai, kad tavo tas pedagogiškumas pasireiškia net vaikų atostogų metu. Kaip tas visas išlenda? Tai dažnai būdavo, kad atostogų metu aš suburiu vaikų grupės. Prisimenu vieną kartą atostogavimą Pajūryje ir buvom apsistoję tokioje sodyboje ir žmonės, sodybos gyventojai klausė, kodėl prie tavęs taip tiek daug vaikų. Sakau, tai aš mokytam, tai aš kažkokius žirniukus radau, tai kažką mes ten kapstėm. Tai va, su suaugusiais, tai prisimenu, reikėjo nunaviguoti, kaip čia mes sėsim į 10 mašinų, jie ten dalinosi ir aš greitai atsistojau, sakau, greitai, čia jūs sėdate tas mašinas, jūs sėdate tas, jūs į priekį, nes turiu pykinimo problemų. Labai toksai jaučiasi, kad rūpestingumas yra to žmogaus ir tikrai, ir kitose kolektyvuose labai irgi atpažįstama, kad aš mokytoja, nes man svarbus visi. Jeigu kažkas vėluoja, tai mes nesibaram, bet atkreipiam dėmesį, gal jisai kamštį. Sako, Jūrate, labai naiviesi, žmonės sako, tikrai manipuliuoja, naudojasi to, tu už visus, tu visus matai ir taip. Tu tai paminėjai, kad apie visus, už visus ir su visais, bet ar nėra taip, kad tada kartais save pamiršti? Pamiršti. O kaip tada sugrįžti į save, kaip prisimeni save, vis tiek gal kažkokį būdą esi atradus? Ar tau to nereikia? Kartais gal ir būna, jog nereikia? Aš galbūt bendraudamas tokiam didelėm masėm žmonių, nes ir šokių kolektyve esu, ir vaidyboje, ir esu profesionali makiažo meistrė, tai labai daug mane supa žmonių ir dėstytojauju. Tai labai daug žmonių atkreipia dėmesį, nepamirš savęs. Ir paskutiniais metais, paskutinis gimtadienis buvo, tai atrodo vieningai visi man linkėjo, tik nepamirš savęs, tai manęs mano gyvenime yra labai daug, nes šokiai, tapyba, meno veiklos tai yra visai tik apie mane, daug savo skiriu, kelionės yra mano, tai dirbu su tuo ir grįžtu ir stengiuosi matyti save labiau, dar masažų neskiriu savo, neapsidovanoju. Bet reikėtų. Bent kartą per metus. Tai mes iš tikrųjų tave pristatėm kaip pradinių klasių mokytoją, bet o kaip tu save pati pristatytum, nes tavo sričių, kur tu esi, yra platu ir sakau, čia man atrodo, tiek, kiek iš tu iš tikrųjų darai, man atrodo, pirštų mums neužtektų suskaičiuoti, ne tai, kad apart to, kad išvardint, ką veikia. Lengviausia, tai identifikuoju save kaip pradinių klasių mokytoją. Ir man labai svarbu pabrėžti, kad pradinių klasių, nes aš nedirbu su vyresniaisiais. Jeigu grimo pamokas vedu, tai taip, tai yra paauglių grupės dažniausiai, bet taip, pradinukė, visą save atidavus. Tam amžiaus segmentui, tai prisimenu, dabar mano dukrai 16, tai kai jinai perėjo į 5, 6, 7 klasę, aš eidavau net pas vadovus savo klausti, aš nesuprantu to amžiaus tarpsnio apskritai, nes visą gyvenimą tu dirbi nuo 6 metų iki 10 ribose, tu mintinai žinai, kai vaikas pradeda kalbėti, labai greitai atpažįsti, kiek metų yra iš kalbos. Ir taip, 2, 3 iš akių matau, kad tu 4, tu tie vyresni, taip atrodo, ten kita galaktika. Tai aš identifikuoju save mokytoją, dabar dažniau pasakau, kad dėstytoja per kablelį, aišku, mama, draugė ten. Visi išteina. Tai šokėja nepasakysi, nes aš mėgėja, negali sakyti, kad šokėja, nors, taip, dalyvauju konkursuose, tai
Tai aktoriai irgi nepasakysi, nes dar atrodo, dar reikėtų jau vis tiek tai yra veikla, bet taip, dar negalėčiau taip drąsiai pasakyti, kad aktorė. Nebent, kad jo vaidini vaikam kasdien tą publiką matai. Man tai šiaip kyla klausimas, kaip taip suspėti, kiek veiklų daryti. Ir pas mus žiūrovų net irgi buvo klausimas, tau ne vienas parašė į tą storiose, į tą langelį, kad tai kaip jinai spėja viską. Tai iš kur tiek energijos? Tai energija, tai čia yra dovana, tikrai, nes aš prisimenu save mažutę, aš visą laiką buvau energinga, aktyvi, aš save realizuoju veikloje. Aš pas mane vienu metu, aišku, tas brainstormingas labai, multitaskinimas, nes vienu metu tikrai, aš su jumis dabar kalbėdama, aš keliauja mintis dar šalia, kad aš turėsiu padaryti 2 skambučius dėl projektų. Visą laiką tu galvoji ir labai stipri turi būti laiko vadyba. Tai dėl to kartais, kur būna laiko švaistimo, ten valanda, 2, tai neturiu tokios prabangos. Esu žiūrėjus 2 Netflix'o serialus. Tai labai, bet man visą laiką, kad žiūri filmą ir taip atrodo, bet tu galėjai skaityti knygą. Ir aš esu mažamiegė, tai galbūt didžiausias atsakymas, taip, kad man... Taip, aš Jūratei, kai parašau, tai bet kada, 4 ryto, 5 dienos vakaro, bet kada gausiu atsakymas. Taip. Aš mažamiegė, kad aš galiu 12 atmiegoti, 5 keltis, bet aš tada dieną galbūt tą pasmelį numiegu. Bet labai daug veiklų ir pas man ten toksai, sukasi, aišku, aš ir pervargstu, tai aš pasikeičiu, bet todėl ir atsirado taip stipriai į mano gyvenimą tie šokis. Tu žinai, kad šokio metu tu išsijungi telefoną, yra sporto veikla. Bet gal iš tikrųjų čia ir yra raktas į tą pervargimą mokytojų, dabar labai daug kas šneka ir visada šnekėjo iš tikrųjų, kad mokytojas labai greit perdega ir pervarga ir galbūt čia toks, sakau, kaip auksinis raktelis nuo skrynios, kad reikia ir kitų veiklų turėti, reikia save realizuoti kažkur kitur, pabandyti, atsipalaiduoti. Aš lankau moterų genčių terapiją, irgi terapinę grupę mes vadiname, bet ten moterų gentis, kuris išneka. Tokios susibūrusios kaip ir svetimos moteris, tai atiduodam viena kitai problemas, bet labai daug dirbau su tuo, ką reiškia perdegimas, nes yra žmonės, kurie drąsiai prieidami man gali pasakyti, kokie tu pavargus. Taip, bet aš labai daug darau ir aš labai daug noriu daryti. Tai pas man yra tas veržlumas, kad noriu daug, tikrai norėčiau mažiau miegoti ir daugiau spėti. Man labai svarbu rezultatas, labai svarbu pagalba žmonėms, savanorystė. Tai atiduoti tas savo žinias ir dėl tų perdegimų, kiek aš domėjausi ir pažįstu žmonių, kurie yra išgyvenę perdegimus, tai vienintelis atsakymas tai yra nemylima veikla. Jeigu tai yra mylima veikla ir tu esi ties perdegimo riba, kažkaip rezonuoja nerezonuoja, bet disonansas yra tarp šių 2 dalykų, nes jeigu mylimą veiklą darai, neįsivaizduoju, kaip gali perdegti. Pervargti gali, tiesiog pavargai, nes labai daug ir projektas ant projekto, bet kad perdegtum taip, kad neatsikeltum, nenorėtum eiti. Arba yra kitų dalykų, kitų sveikatos sutrikimų. Iš tikrųjų, iš tos pusės niekad nesu girdėjus, net kaip tu išreiški nuomonę, apie tai nesu net girdėjus, kad kažkas tai pasakytų, jog jeigu tu myli veiklą, tu neperdegsi. Tai pavargti galim, bet neperdegti. Taip, nuovargis yra, tikrai aš ir penktadieniais ir aš būna išsijungiu visai ir aš tikrai ir dėl balso, pavyzdžiui, kai būdavo, kai paskaitas vedi po mokyklos paskaitas, tai būna tokie etapai, kad tu nuovargi ir tu turi atsitraukti nuo žmonių, tikrai atsitraukiniai, todėl yra tapyba. Taip. Dėl šokio tai paminėjai, kad iš tokio poreikio atsijungti nuo darbo, o kaip makiažai atsirado, man čia kažkaip atrodo skirtingas. Kažkaip šokėja, ne, bet visi, ką tu dar veikia. O makiažai, kadangi aš labai mėgstu daug veiklų ir man labai patinka žmonės, kurie motyvuoja, tai labai paprastai, nepasakyčiau, kad visą gyvenimą mėgau dažytis, pati savęs nemėgstu. Dažytis nėra, kad galiu savo skirti laiko. Aš dažiausi prieš pat išeidama pro duris, tai yra maks 8 minutės išmokau, tai labai greita. Prieš renginius, aišku, ten daugiau skiri laiko, bet man gaila būtų laiko. Bet čia man asmeniškai gaila makiažai laiko, tai aš tai darau labai greitai. Tai ir išmokus greit daryti, o kaip atsirado, draugė pasiūlė ateiti į būrelį. Jinai dabar pradeda kažką lankyti, pradėjo sektis.
Ir tada labai pajutau didelę galią, kad gali dovanoti savo žinias, gali paaukoti laiką. Tai man labai patinka savanorystės projektai, aš dirbu ir projektuose, ir televiziniuose projektuose, kurie yra net lygintini. Ir galvoju, kad tu negali paaukoti pinigų, aš visada galvodavau, jeigu aš būčiau turtingesnė ir galėčiau ten 1000 paaukoti, kaip būtų gerai, ten vienam namą, tokie svajonės būdavo tam tą, o galvoju, tada aukoju savo laiką aš galiu aukoti darydama makiažus. Arba va dabar, kai jau ateina ir uždarbis iš to, tai gali investuoti tuos pinigus kitur. Tai va. Iš tikrųjų laiko ir nenusipirksim, čia brangiausias dalykas. Bet man tokia saviraiška labai ir labai daug nuostabių žmonių atradau, būtent per makiažo veiklą televiziniuose projektuose ir tikrai tose paramos iniciatyvas esam. Dabar dirbančios. Minėjai dar, kad dukra turi. Tai kaip dukra įsivėlė tavo dieną, kaip jūs kartu, vis tiek manau, kad ir matau per socialinius tinklus, kad atrandi su ją laiko, tai bet kaip laikas su dukra pas tave, taip kaip tas balansas atsiranda. Tai reikia iš tikrųjų irgi planuotis, nes Kamilei dabar yra 16, tai ieškome laiko, nes jinai yra labai užimta. Tai praktiškai dabar jinai grįž namo, jinai truputį pailsi ir jinai lanko ledą, kartu prie ledo yra ir baleto, ir sporto užsiėmimai, ir tai yra 4 kartai per savaitę. Tai irgi dabar stengiasi, kad ar pietų metu sugrįžti ir rasti tų susijungimo taškų ar savaitgaliai kartu, bet labai turim planuoti, nes jau viskas jinai išaugo tą amžių, kad pasiėmė už rankos ir gali vežtis, neštis. Tai dabar yra tikrai sudėtingiau, bet planuojam, kalbam, būnam. Tai jinai man padeda ruošti medžiagą Gifted centro užsiėmimo metu. Tai mes susitarėm, jinai ruošia skaidrės, aš jai sumoku, sakau, ar aš prašyčiau kažkieno kito tai kurti, tu gali ir uždarbiauti. Tada, pavyzdžiui, po ledo stengiuosi ją pasitikti, nors kartais, kad kažkur mes būtumėm kartu, ar maisto gaminimas, ar. Tai bet turim planuoti. Tiksliai, maisto gaminimas. Ar tam laiko lieka? Visa buitis. Taip, aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi kaip mokytoja, kad aš galiu pavalgyti darbe. Taip. Tai yra draugai, tai yra kavinės ir namuose, bet irgi turi būti susiplanavimas. Tai toksai atsikeli, jeigu 5, tai jeigu vakar salotom nepasirašiau, tai verdu šiandien. Toksai sukasi. Jo, bet yra buvę čia Nadien irgi, sakau, Kamilė, sakau, ko norėtum pusryčiam, jinai sako, aš norėčiau blinelių. Ir kai pradėjau gaminti omletą, aš supratau. Kad tai ne blineliai. Labai toli nuo blinelių. Jis sako, taip. Gerai girdėti, kad atrandi laiko su ją. Čia, man atrodo, labai svarbu ir vis tiek mama esi, ne tik mokytoja, bet ir mama. Nes mes daug labai savo laiko kitiem vaikam atiduodam, klasės vaikam. Čia visą laiką tai bus, nes aš prisimenu, kai pirkdavai kažką, tai aš visada duodavau tų daiktų ir Kamiliai, bet jinai irgi jausdavo, tai čia vaikam nupirkai. Tai čia vaikam, jeigu tu tai darai namuose. Tai kadangi aš dirbu jau daugelį metų visos dienos ūkdymo įstaigų, tai labai lengva uždaryti duris ir namo neštis atsarginius planus, kad neskaudintum. Taip jau namiškiu, kad jau tokia laisvesnė. O šiaip, kaip pati jautiesi po visos darbo dienos su vaikais, kiekvieną dieną iš dienos, tas jausmas, žinai, kai kurie sako, mokytai, aš kaip būnu pavargęs, jau nebegaliu čia daugiau, viskas, nebegrįšiu, čia baigi šitą laidą išleidžiu. Ir vis tiek darytos, galime saino, ką gero. Man gal, kai sukako 40, buvo toksai sudėtingesnis laikotarpis, savęs paieškoj, prasmės ir atrodo, ar čia viskas, ką aš noriu gyvenime nuveikti. Ir makiažai, taip, vaikai ir tikrai esam su ugdymo vadovais nekartą kalbėjo, kad sakau, išleisiu kartą ir nebenoriu. Viskas, ketvirtokai, viskas. Pasitinka ir sunku po 4 klasės imti pirmokus, toks labai džiaugiuosi, kad vasarą turim, tai, bet pratinamės, jaukinamės vieni kitus. Taip, bet aš vis tiek galvoju, ateityje aš eičiau toliau, kur galėčiau atiduoti savo žinias. Man labai gera, kad esu dėstytojo praktikė, kur galiu auginti studentus. Tiesiog motyvuoti juos ateiti ir grįžti ir dirbti. Nesvarbu, kas vyksta, skaitau Marija ir jūsų tavo istorijos, kad gaila, kad dalinamės tuo. Tai bet vis tiek aš esu ta tokia
Jo mokytoja, kuri pozityviai tikiu. Ar norėčiau, kad mano dukra, kai nekartas pasako, nori būti mokytoja, ar norėčiau, kad jinai būtų mokytoja, nežinau. Tai va, jeigu tikrai jinai girdėtų tą pašaukimą, kaip aš jaučiu tą pašaukimą, tada tai. Bet... Jeigu dirbi ne iš pašaukimo, yra labai sunku atlaikyti, vat kaip ir Marija, kas galbūt nežino, Marija dalinaisi apie skauduliais, pavadinai, tai labai sunku atlaikyti visus tokį didelį kiekį žmonių visų pirma. Taip. Kiekvieno skirtumus, kiekvieno poreikius, norus. Čia yra sunkiausia, kad net su vaikais dirbti yra sunkiausia, bet su visais aplinkiniais žmonėmis, kas juos supa. Nes vis tiek tu lieki tas centras, kuris turi visus apjungti. Norit, ne specialistas apjungs, kitas, ten specialus pedagogas, logopedas, ne vienas ten koks Marijos tėvelis, ne pati Marija, o tu apjungsi visus. Labai patiko, mes anais metais su kolegomis diskutavome apie administracinį darbą ir, kai būna, pavyzdžiui, administracijos atstovai sako, bet mes irgi dirbam visą darbo dieną. Ir aš taip galvodavau, tikrai ir mes iki 5, pavyzdžiui, liekam, ir jie, turiu minį, kaip paskaičiuoja tas darbo valandas, kontaktą, nekontaktą, ar kaip ten, ir jie sako, ir mesgi dirbam. Bet aš taip pagalvodavau, kas mūsų darbe, tie tokie trikdžiai yra, kad, pavyzdžiui, bėga kraujas vaikui, tu negali pasakyti, dabar aš atsakysiu šitos laiškus, pavyzdžiui, kaip administracija, aš įsivaizduoju, yra prioritizavimas darbų. Čia tu gali susiplanuoti ir atsitinka nelaimė, bėga vaikui kraujas, tai tu čia turi pulti ir greitai reaguoti, greitai lankščiai reaguoti, ką daryti. Labai labai daug stresinių situacijų, yra konfliktų sprendimo situacijų. Tai kad tu negali pastumti ir pasakyti, ne, žiūrėkit, vaiką aš išsprendžiu vėliau, dabar aš anu kavos atsigerti ir projektą darau. Tu visą laiką čia ir dabar turi reaguoti. Aš prisimenu, ir su artimaisiais, kai kalbėdavau, kas išmuša jūs iš vėžių darbe. Pavyzdžiui, jūs ateinate į darbą ir žinot, ką jūs dirbat. Žinom, o tie visi trukdžiai. Taip, aš prisimenu, su viena irgi vadovė, sėdėjau draugė vadovė ir aš tiesiog po darbo, sakau, dabar įkrito laiškas. Sakau, dalis yra konfidenciali informacija, dalis galima tiesiog. Sakau, kaip tu atsakytum kaip vadovė? Tai žinokit, jinai pusvalandį, jinai sako, visų pirma, po darbo aš neatsakinėčiau. Čia sakau, ne tame klausimas, ko aš turiu atsakyti, nes tai yra sunkumas, mes sprendžiam. Tai jinai ten buvo šokė vieno to laiško, aš negaliu patikėti, kad tokie laiškai apskritai, sako, tau rašomi yra. Sakau, taip, bet turiu minėti. Taip. Tai čia, jeigu pašaukimo nėra, tai tu gali viską tada skaičiuoti, taip, ir rytinius atsikėlimus, rytinius atėjimus, turiu minėti labai daug tokių. Bet ir jaučiasi iš mokytojų, kurie dirba ne iš pašaukimo, kad jie ir skaičiuoja tos dalykus, kad aš tiek, kad buvau, aš valandą vėliau, tu valandą anksčiau, kodėl tu, net ir koridorių, jeigu dirbi, labai priklauso nuo kolektyvo, su kuriuo dirbi, bet, pavyzdžiui, užsisėdi ilgiau arba trumpiau negu kitas ir tada iškart jau žairuoja akis, čia kodėl tau kitaip, o mums vienodai moka, o čia kažkas. Ir jau toks atsiranda lyginimas iš to, kad tu nenori dirbti to darbo ir tas ir kyla toksai. Aš prisimenu, irgi ten mankštas organizavau, tai tėvelis vienas prieidamas, tai sako, tai renkat pliusus. Aš galvoju, apie ką jisai, tai turi būti apie tas kategorijas metodininkos, kai turi pliusus, tai tarsi būna ramių mokytojų ir būna tokių iššokusių mokytojų, neva jos iššoka, nes jos renka, jos ten nori apsiginti. Bet yra daug mokytojų, kurios nerenka tų pliusų, bet tiesiog jos tokios. Patinka tai daryti. Ir patinka, ir žydai, ir jo nori. Bet taip, kolektyve galbūt tu netinkamas būsi. Aš prisimenu vieną kolegę, irgi tokį pavyzdį sakė, sako, įsivaizduok troleibuse, mes kiekvienas lipame savo tempu ir mes visi prie durų stovim. Ir sako, lipi tu ir tu vis tą žmogų, jūs lipsite. Ir tau žmogus sako, lipsiu. Ir tu su tais savo projektukais ir akcijom, bet lip dabar, o dabar jau lipsi, o tu dabar pasiruošęs. Ir tu sako, tai natūralu, kad tokie žmonės, tokie žiburėliai, jeigu tu netinkamiam kolektyve, tu labai, ne tai, kad trukdysi tu tikriausiai, nes visi dirba savo darbą, jie gerai jaučiasi, nei jie geriau dirba, nei tu geriau dirbi, tiesiog tavo tokiam pastiprinimui reikia. Man irgi reikia tų akcijų, iniciatyvų, man turi būti įdomu, man pačiai, aš kažką filmuoju, kažką darau, kažką karpau. Tai aš labai džiaugiuosi kolektyvais, kuriuose dirbu, kad, čia žinot, kaip manim ten stebėdavosi, tu ten, sako, vaflių iškepiai.
kaip įdomu, per pamoką kepi vaflius. Jo, sakau, bet pas mus prieš mokyklinukai, tai sakau, bulvinius blynus kepė. O čia mane išsprogdino, kaip pamokos metu, tai kaip tie, ir sakau, žmonės sugalvoja, juos, kaip sakyt, veža tas darbas. Mes irgi praeitais metais per užgavėnės kepėm vaflius. Tai sulaukiau komentarų, tokių, aišku, aš labai myliu savo kolektyvą, man yra aukso vertės visa komanda mūsų, bet buvo tokių komentarų, kad kodėl vaikai pats savo vaflį nesinešė. Sakau, tai tave yra esmė, kad mes kuriam tą bendruomenę, mes kartu juos kepam. Tai taip, paukoji tą pamoką, bet kiek vertės tame daug. Labai svarbu, kad būtų palaikymas ir šalia būtų žmonių, kurie visi dirba. Ir aš sakau, dirbu ir dabar, ir kadangi esu pakeitus dabar ugdymo įstaigą, bet vienareikšmiškai galiu apie visas savo turbūt įstaigas pasakyti, kuriuose dirbau, kad, jeigu yra bent keli kolegos, kurie palaikantis, tai bus labai gera. Tikrai eisi, darysi. Ir aš niekad nepavydėdavau, niekad nesilygindavau, kad tas kažką kito padarė, man kažkaip tas pasidalinimas visada būdavo be konkurencinis tas. Tu ten taip, aš taip, bet nes atrodo smagu dalintis kažkaip. Visi siekiam ir dabar tuo labiau, kai visuomenė ir socialiniuose tinkluose tiek daug galimybių dalintis ir atrodo, taigi mes dėl vieno tikslo ir tikrai tu 2 renginius pavedė ir vieną, tai mūsų karjeros galimybės net nepasikeitė, švietimo vadybą pabaigus esu. Tai irgi kalbėjau, aš suprantu, sako, jeigu tu ten iš labai žemos grandies iki generalinio užaugai, tada suprantu tikrai karjeros galimybės, o mokykloje, sakau, kaip maksimai, visi turi galimybę rinkti tuos lipdukus, susirinkai, apsigyniai, kitas, nerenka tų lipdukų, bet irgi daro. Tai visą joką. Tai čia dabar Jūratė paminėjo, pakeičiau čia kitą įstaigą. Svarbiausias klausimas, gal čia visiems. Gal dar tas, kad ar jauti pokytį ir ar nebuvo keista po tiek metų pakeisti ugdymo įstaigą. Ne tai, kad kažkur blogai, kažkur gerai, bet mes tiesiog kartais, aš kaip pakeičiau, tai pati jaučiau tą, kad aš išsisėmiau vienoje įstaigoje, tiesiog aš padariau viską, ką aš galėjau ir man jau tokia riba, kur aš nieko naujo nebepadarau ir nebegaliu iškapstyti nieko naujo. Tai ar tau galbūt irgi taip yra, aš nežinau, ar... Aš labai daug metų girdėjau, kad žmonės turi darbą keisti kas 5-7 metus ir aš visada galvodavau, mes kalbame ne apie darbo vietą, mes kalbame apie darbą, apie pokytį, todėl man labai lengva turėti šalia makiažus, grimo pamokas, ten Čiurlionio menų gimnazijoje grimo pamokas vedžiau, tai man labai lengva darytum 2 darbus, turiu nors tą labiau hobį, bet vėlgi negali sakyti hobį, jeigu tai atneša papildomas pajamas. Tai o čia tiesiog mes su vadovais kalbėjom, turėjau labai gerų pokalbių ir aš tiesiog susitarėm, kad sakau, jūs turite man leisti pabandyti kitur. Neklausyti kaip kitur, kokie atlyginimai, kas ten vyksta, bet tiesiog leisti pabandyti, nueiti pas žmonės, kurie kalbina tave. Tai aš nuėjau į mažesnę bendruomenę. Ir kaip tu sakei, įsisėmiai. Aš nesijaučiau įsisėmusi, bet aš jaučiausi, kad tarytum aš užaugau, kad ir man reikia išeiti ir dalintis. Galbūt po metų pradirbtų kolegijoje aš taip jaučiausi, kad man reikia duoti, nes aš per daug prikaupus, man reikia dalintis ir galbūt jau net ne klasėje būti, bet tiesiog su šiais vadovais mes susitarėm, kad leiskit man dar būti klasėje, nes aš esu labai stipri mokytoja. Aš taip save identifikuoju iš visų veiklų, kad aš stipriausia esu, ne šokiuose, ne vaidybai, bet aš esu kaip mokytoja stipriausia. Tai toks yra susitarimas, kad aš esu auginama. Į mentorės, į konsultantės galbūt, o kelios mokyklos realiai kalbino ateiti ugdymo vadovus, bet aš labai realiai sakiau, aš dar bijau turbūt to tokio ryškaus pokyčio, tai aš taip lengviau norėjau, paprasčiau. Po truputį. Taip. O kodėl tada tas pradinis, jisai, galbūt kodėl pasirinkai tą kryptį, kodėl ne vyresni, ne gimnazistai. Taip. Arba kaip tik ne iki mokyklų, kaip prieš mokyklų. Aš gal girdėjau, aš kažkada dirbusi su darželį pavadavus, tai man, sakau, labai patiko, bet rezultato siekti visada norėjau galbūt pamatyti, ką aš esu nuveikusi rezultato pradiniam. O į vyresnius, nežinau, man tokia neatrakinta terpė yra, ypatingai šiuolaikiniai paaugliai, man atrodo, ten, sakau, žemai lenkiu galvą visiems pedagogam, tiek psichologiniu požiūriu, tiek
tuose reformose, ką turi pereiti. Tai nes mano vieni iš buvusių mokinių 12-okai, tai anų metų visas tendencijas, visas aktualės aš žinojau iš pirmų lūpų, kas vyksta. Tai atrodo, galbūt nenorėčiau eiti per tiek iššūkių. Galiu išeiti iš komforto zonos, bet ne tiek. Dar ne taip stipriai. Taip. Tai, o pat nuo vaikystės norėjai būti pradinio ugdymo mokytojo, ar norėjai kažko kitų būti? Tikrai 11 klasė, aš sakiau, tikrai niekada, nes prisimenu, dar draugas sakė, kad niekada nesakyk niekada. Ir kai stot reikėjo, kažkaip netikėtai aš verčiau tą laikraštį ir galvoju, reikia dar, tikrai laikraštis buvo, reikia dar pasitikrinti dėl pedagoginio į pradinį. Ir aš ten sakau, paskutinę savaitę, tik tai ten, sakau, dienų, valandų gal klausimas buvo, kad aš supratau, kad man dar reikia lietuvių žodžių egzaminą laikyti. Tai taip atrodo, tapau mokytoja, bet vėlgi, analizuojant save kaip asmenybę, tai daug dirbu dėl kontrolės, kad turiu tą norą kontroliuoti. Ir gali būti, kad aš išpildžiau savo tą asmenybinį poreikį kontroliuoti, atsistoti prieš klasę, tai frontaliai dirbti, tai aišku, aš keičiuosi, kad ne tik tas vedlys būčiau, bet labai gerai prisimenu vaikystėje, tikrai žaisdavom tuos žaidimus, tai ne parduotuvė žaisdavau, kiti pardavinėdavo daiktus, o aš diktuodavau lauke diktantus. Kai susirinkus esenius, kažką žemėdavau žmonės, tam kažkas man rašė ir aš taisydavau. Ir aš prisimenu, man tas taisimas įsiviniu buvo kažkoks toks, wow, iš vaikystės, aš tikrai prisimenu, ten mama iš kažkur gaudavo tų žurnalų ir aš tikrai taisydavau, ten ir sakau, ir klasiokius esenius taisydavau, man taip patikdavo ir paskui, kai tapau mokytoja ir man tas esenių taisimas toks buvo. Kiek daug? Geriau karpyti, ruošti ir tikrai metodinę ruošti žaidimus, kažkokius laminuoti, man tik duok atrodo, jeigu būtų laiko, tai tikrai norėčiau ruošti, laminuoti ir atidavinėti. Man irgi, ir Marijai, man atrodo, šitas yra taip. Man su tais taisimas tokia krūva testą pasiėmė, prižiūrė. Gerai, dabar susikaupiam ir juos ištaisom. Arba iš pradžių pakarpysiu, o tada pataisysiu. Arba būna, turi testus ir turi kažką pakarpyti. Gerai, čia aš greitai pakarpysiu kažką. Kažkaip kalbuosi, ten prisimenu dar, kai neždavusi darbus namo, tai irgi pasikalbė su tą krūvą, gal dabar, gal ne. Tam toks, taip atrodo, yra, tai tik 2 ištaisė, tada būdavai stipriausių mokinių paėmė. Kaip greičiau. Tada reikia atvirkščiai, tada reikia nusilpniausia, tada džiaugtis, kad jam pavyko, tada ir toks ten, siaubas, čia 2 valandas kalbėjimo su popieriais. Ieškai strategijų, kad kaip greičiau ištaisyti arba kuo vėliau taisyti. Taip, yra iš tikrųjų šitas. Ir paskui kokia 4-okė mokytoja, man atrodo, sako, mokytoja, man atrodo, jis jau savaitę netaisė, diktantą, tai būdavo. Taip. Bet šiaip daug parsineši darbo namo? Ne, namo ne. Bet kompiuterių kūrimas, bet viską. Aš pradėjau nebesinešiot, kai aš suvokiau, kad pratybų svoris yra vienoks. Ir jeigu tu nešies dėl 2 lapų, 30 pratybų, 20 pratybų, tai pats svoris. Ir aš esu nevairuojanti, tai toks, tu turi pasidaryti vidui. Tai tu turi savo laiką. Tai todėl man labai sunku būdavo, kai turėdavai langą. Ir tada sako, ar gali pavaduoti, ar gali padaryti, ir tu galvoji, aš buvau susiplanavus per tą langą. Netgi jeigu kavą susiplanuoji atsigert, tai reiškia, čia buvo tavo poilsio valanda, nes po darbo bus tas, toks net poilsio susiplanuoti. Ypatingai veiklų žmonės, man atrodo, jie turi tą ir laisvalaikį susiplanuoti. Ir kada geri kavą, kada lelekinį. Reikia ir palelekinti. Taip, reikia. Aš atsimenu, mes su Jūrate dirbom kažkada, tai aš taip laukdavau, aš tik to lelekinimo, man taip patikdavo. Tikrai, tu buvai tą mokytoją, kur taip labai. Labai smagu būdavo. Mes taidam tos kavos. Tu buvai tą mokytoją, kuri, bet sakau, tas jaunas vėjas, kur ir nereikia nei prašyti nieko, tu žinai, jinai pati pirmoji atėjusi mūsų komandai, pati paskutinė išeina ir tau nereikia ten klausti, ar tau papildomai moka, ar ne, jinai tiesiog sugalvoja, aš prisimenu, kad tu ant lubų gėlės, tai mesgi visi tas siūliukus arba tas vėlutės, o jinai paėmė jas taip per 2 ir aš taip atsimenu,
Tik metų dirbu, dar taip nesugalvoju. Bet kartais reikia naujų žmonių, kad jie kitaip pasižiūrėtų irgi tas. Bet Marija lygiai tokia pati yra. Kiek tu keli, kiek tu rodai. Aišku, iš tikrųjų dar pasižiūrėjus, kiek daug tokių mokytojų reiškiasi viešumą, kurie tiek daug daro ir tiek nori daryti. Ir labai dažnai, nežinau, ar tu, Marija, susilaukė, bet manau, kad Jūratė yra susilaukus ir aš tikrai dėl to, kad o dėl ko tu čia, o kam, o tau reikia? O kam tu čia, darai? Kodėl tu, o tau čia papildomai moka? Taip, su tokiu labas, ar tau papildomai čia dabar moka, kad tu taip darai? Taip. Kitus taškus, bet čia dėl visko. Kam tau konkursai? Aš pradėjau šokti, kam tau konkursai? Kam tau ten, kam tau maratonų? Kodėl tu bėgi? Tugi nebėgikė, kodėl tu išbėgai maratoną? Nu, ne maratoną, mes 5 kilometrus bėgom, mes už mergaitę, už sergančią mergytę bėgom. Tai čia kiti dalykai, čia nėra, kad pasakysiu, o kam tau? Nu, nėra kam tau. Ir graža ta visai kitokia, ir jeigu tu dirbi tą darbą su žmonėmis, tai tu kitaip gauni. Man atrodo, kad kaip tik tas dabartinis mokytojas yra kitoks. Anksčiau, atrodo, mokytas tai yra mokytojas, daugiau ten tų pašalinių vienas kitas darydavo. Taip. Ir dar gal yra tas visuomenį įprotis likęs, kad mokytas turi būti mokytojų, bet jeigu kažką kitą daro, tai kam dėl ko tada, kam jam čia reikia daryti? Bet nu, dar tokia takoskira tarp kartų yra. Mes vis tiek susidarėm su vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie nebesupranta, kodėl. Aš irgi esu tokia jau, aš, pavyzdžiui, komandose esu viena vyriausių. Man rugsėjai sukavo 44, tai atrodo, tai... Niekad nepasakyčiau. Kolektyvai, kur jau aš esu vyriausia, tai atrodo, jau mano ta patirtis yra kitokia, bet aš labai daug užsienio pedagogų, ypač britų, amerikiečių, seku, tai ten, atrodo, ten šaumas gon kiekvieną dieną. Klasėse, darželėse, ypač tuos kindergarten, jeigu ten priskulerius. Ten kaip pažiūrė, tai labai atrodo, ten visos klasės tiesiog ir tu supranti, kad ir karpo ir daro. Bet čia, aišku, kalbant jau grinai, nes iškart būna, kai pradedi kalbėti apie tavo šou, kaip tu mini, tai kad vyresnėse klasės tas neišeina. Tai galbūt ir pavyktų, žinau, porą mokytojų, kurie tai gali padaryti, bet tai yra toks didžiulis darbas. Mes turim suprasti, kad mes darželis ir mokykla pradinė, taip mes turim ataskaitas, mes turim rezultatus, mes turim gebėjimus gyvendinti. Tai viskas yra gerai, bet mes turim daugiau galios. Taip, nes, žiūrint, mano dukra 10-okė, ten toli gražu, ten juodas darbas, yra tiesiog juodas darbas. Bet ir variuoti mes lengviau galim. Vedžiau mokymus irgi. Tai va, aš apie tai ir norėjau sakyti, kad vedžiau mokymus ir sėdėjo mokytojai ir gimnazistų, progimnazistų ir pradinukų. Ir labai jaučiau tą susipriešinimą, kad sako, mes turim 1 valandą, o jūs turit visą dieną. Tai tas mums tikrai prideda labai daug. Ir mums darbus lengviau planuotis, mes galim, jeigu reikia vieną pamoką pastumti, kitą atsikelti, jeigu matau, kad reikia. Variacijų daugiau galim turėti. Čia labai gerai svarbu žinoti tas kompetencijas ir ko tu sieki ir gebėjimų susivokti dokumentuose švietimo. Ir paskui taip, nes aš prisimenu irgi, atėjo dabar psichologė stebėti veiklą ir sako, jums neturėjo būti technologijos. Gal ir turėjo. Gal. Taip, bet kadangi tvarkaraštis mokykloje užvadintas veiklų pavadinimas. Tai taip, man būtų lengviau turbūt dabar tiesiog nuo 9 iki 10 yra mano. Taip. Nuo 9 iki 12 yra mano. Ir aš puikiai žinau, kad šią savaitę matematikos mes turim tą pasiekti, bet taip ir integruotai, nes visas gyvenimas mūsų tai integruotas, nėra, kad čia matematika tik buvo čia šiandien vakare. Taip. O dėl to, aš labai apie mokytojų širdį, yra labai gražus eilėraštis visada per mokytojų dieną. Irgi, kad sudūžta jinai ir tu vėl eini ir dalini, kad jinai kiek daug išdalina savęs. Tai aš visada irgi galvoju, kartais tikrai, sekant Mariją tave dabar, tai kad skauda, yra dalykų, kurie labai skaudina ir tu atrodai daugiau ne, bet aš visada, jau nugyventa nemažai, tai irgi galvoju, dūžta ta širdis, tikrai būna kartais net labai sunku susirinkti, kad tu tikrai turi galimybę eiti pas psichologus mokyklą, aš irgi turėjau patirčių, kur man vadovai leido lankyti psichologą, sako, tiek, kiek tau reikės, tu taip, nes tiesiog buvom labai tragiškų įvykio liudininkai visą klasę. Tai tu kaip
kaip mokytos tu turi lankyti būtinai, arba psichoterapijos, psichologus, konfliktų sprendimą, nes mes, Laima, kaip pačioje pradžioje minėjai, kad kokias mases mes valdome. Kiek daug sugeriam emocijų. Jeigu 28 vaikai, tai reiškia, daug dievė, kad viskas gerai ir visi sveiki gyvi, 56 tėveliai, tai reiškia 112 yra senelių, dėdžių, tėtų, ta prasme ir jiegi. Tai atrodo dūžta ta širdis ir aš būdavo tokių momentų, kai atrodo, nebegaliu, turbūt nebenoriu, turbūt nebegaliu, nebesusirinku ir vėl kitą dieną susirinku širdį. Ir vėl tu ją dalini žmonėm ir eini. Nes tikrai šitą kartą tėvų tikrai yra pasikeitusi, bet čia ir visuomenės mūsų požiūris. Tai yra susipriešinimas, nes aš niekaip negaliu patikėti, aš dabar kokius socialinius tinklus žiūriu, bet kokį postą pasiemus, ar kažkas ieško mokytojo papildomai, ar kažkas nori korepetitoriauti. Paskaičius komentarus, tai man lengviau kvėpuoti, kai aš galvoju, kad ten tikrai botai. Bet tiek daug heitų ir atrodo, bet dar tik rugsėjis, mes dar net neturim būti pavargę, šiaip. Tai nėra gruodis, ataskaitos ir pusmečio pabaigos ar trimestro pabaigos ir atrodo, kas vyksta, kad mes ant tiek atrodo. Taip, man čia šitą vietą liūdniausia, kai tie patys jauni ateina, pabūna, gauna kažkokio palaikymo iš šono, negauna ir ten, išeinu ir viskas visą gert. Man čia tas liūdniausia ir to matai tu tą žmogų ir taip, bet čia tikrai mokytojas, čia tikras mokytojas ir jisai visą gerą tai mokyklai. Man čia tas gal liūdniausia. Šią vasarą labai daug per mane ėjo darbo paieškų, turiu meni, kad labai daug kas kreipiasi, gal žinai, reikia mokytojų, labai daug draugų, mes ieškom jų ratę, mano vaiko klasėje nebėra mokytos, gal tu ką nori, žinai, nes mato, kad su studentais ir neturėjau ką pasiūlyti ir tikrai stipriuose mokyklose, stiprius vadovai kreipiasi, kad atrodo, ir man tai buvo baisu, nes aš ilgus metus aš nepripažinau, kad trūks mokytojų, aš visada gavau dalykininkų, ten yra kita sistema, ten yra egzaminai, jų galbūt trūksta, tiesiog išdirbi tiek, kiek leidi savo pabūti mokytojų ir nusprendi ten ar savo verslus atidarinėti, ar į sodybas alpakas važiuoja auginti, ten ar triušiukus. Ir šiemet kaip niekad, net dabar aną savaitę žiūrėjau, jie dar ieško mokyklų, jie dar ieško pedagogų ir su kažkuo kalbėjau, kad aš įsivaizduoju, kad tai ne tik atlyginimas. Jeigu mums pakeltų, aš taip galvoju, klausimas ar grįžtų ir aš nesusigrąžinau savo kolegių. Aš turiu 4 mokytojus, kurios labai stiprios mokytojus, jis išėjo, uždarė ir aš sakau, ieško, labai geros mokyklos, ieško mokytojų, gal tu norėtum, gal ten, va tokios sąlygos, tokie vadovai, sakau, tokia filosofija, tokios galimybės. Sako, Jūratė, turiu atsigauti, emocinį, breakdowną patyrę, sako, nenoriu, negaliu. Ir kaip baisu, tikrai ir jaunų yra vyresnio amžiaus, bet atrodo, jie nebegrįžta mokyklos. Savo čia tas silpniausia. Taip, tai mano vyras logistikoje dirba ir jis būna grįžta po darbo, šiandien su 30 vairuotojų šnekėjau, tik su 30 gal. Ir jis viskas, jam autas, jis sėdi, jis nebegali, jam viskas, jis pervargęs, gal tik su 30. Tai mes tą temą nebediskutuojam, nes tiesiog kartais kiti žmonės nedirbę, mokytojai nesupranta, koks kiekis pro mus praeina. Koks rautas. Čia labai įdomu būtų, aš prisimenu, man atrodo, prancūzų licėjus, jie bendraugę pasako, tai jie kviečiasi savanoriauti tėvelius 1 savaitę. Ir mano draugė nuėjo, pasavanoriavo, visos pertraukos. Užteko, viskas gerai, kad ten mokytojo kažko neiškirpo, neužpildė, nepadarė, nepakabino, nepasakė. Tai ir dar labai įdomu, anais metais atradau apie kognityvinį iškrypimą. Kognityvinis, dabar galvoju, ar nukrypimas. Aš pamenu, kai visada labai skaudu, kai gauni, pavyzdžiui, iš tėvų bendruomenės, gauni tokią kritišką pastabą, mokytojo nepranešėt, nepasakėt. Ir aš prisimenu su kolega sakau, bet dabar yra plus 35 ir mano klasėje 5 žmonės neturi gertuvių, neturi aprangos, neturi galvos apdangalų, mes išeiname lauką. Ir galvoju, čia toks bendražmogiškas dalykas ir tai yra labai didelė klaida, nes mes visą dieną būsim lauke. Tai yra pavojinga sveikata. Bet galvoju, aš negaliu sakyti, aš tiesiog rekomenduoju įdėti. Ir tu niekada nebarsi tėvų. Bet sakau, bet mūsų mokytojus užtenka, sako, bet aš taip galvoju, užtenka neparašy, kad reikia įdėti, neparašy, kad reikia atnešti. Ir kartais gali ant tiek žmonės tave valgyti. Aš nekalbu tik apie save, bet aš bandžiau su kolega kalbėti, bet tu atkreipi dėmesį, kad mokytojai dabar rašo, pasižiūrėk, čia tas atsitiko.
tik dėl to, kad jinai parašė žodį šaunuolė. Nes šiais laikais mes negalim šaunuolė, nes galbūt tas vaikas ne šaunuolė, o šaunuolės tik dar identifikavęs. Ir aš suprantu, sėdžiu ir tada jo kolega sako, čia yra toks kognityvinis iškrypimas, kad tu darydamas klaidą, savo ją įsivertini, kad, pamiršau, suklydau, nežinojau, nepavalgiau, nepamiegojau, padariau klaidą. Bet jeigu mokytas, kuris yra eruditas ekspertas, padaro tą klaidą, kaip jisai sau leido, kaip nekompetitinga, trūksta įgūdžių. Tai taip, kaip pradedi galvoti psichologiškai, mes turim labai stipriai psichologiškai pasiruošę, bet tai dabar irgi galvoju, kad pradeda trūkti, kai ateina naujas kartos, pradeda trūkti su visokių sutrikimų nustatymų, jo aš nebepažįstu, neidentifikuoju, nebežinau ir taip atrodo, mes turim būti labai psichologiškai pasiruošę. Tai štai kodėl aš esu, pavyzdžiui, taip, barama peikiama už tą klaidą, kai šalia tu ir taip kaip, tai kad čia yra, kad, žmonės, tai gal ir visuomenė, kad taip. O kaip dabar studentams sekasi pasiruošti tai mokyklai? Labai įdomu, šiemet labai daug pradinio ugdymo studentų yra įstoję. Mes turim Viko, atrodo, sąrašuose virš 90 žmonių, 3 didelės grupės, jie atkrenta. Tai vėlgi gal čia tas senas stereotipas, kad jeigu nežinau, kur stoti ir nežinau, ko noriu būti, tai Mokytoja. Vienas perskaitysiu vadovėlį, vieną kartą tenai. Atsistosiu, pakalbėsiu ir viskas, darbo diena baigta, per pietus baigi darbą. Jo, per pietus baigi, kad filmuką jungsiu, vieną filmuką pažiūrės kitą. Tai labai svarbu išmanyti švietimo dokumentus, labai svarbu. Nes, sakau, turėjusi studentų, kur, jie kažkaip galvoja, kad iš TikToko ir iš Pinteresto jie pastatys pamoką ir jie nežino kodėl. Kodėl jie visą savaitę darys, ne visą savaitę, jie visą mėnesį origami lankstys ir atrodo, o kodėl, kodėl. Taip, aš atsimenu, kad pati, kai studijavau, galvoju, kodėl mes tiek daug, irgi Vilniaus kolegiją baigiau, labai patiko studijos, iš tikrųjų nesitikėjau, kad taip sužavės, kas toliau sekė ir tolimesnis studijavimas tuo susižavėjus, tai gal, kodėl tiek mes su dokumentais tiek daug dirbame? Mokykloje mokytojas mokina. Taip. Bet iš tikrųjų dokumentų išmanimas taip, jis yra labai svarbus, nes kuo daugiau tu išmanysi, tuo lengviau tu suorganizuosi tą darbą mokykloje, klasėje, pamokoje. O visą kitą tu pasimsi kaip priemonės. Ar tu karoliukus skaičiuoji, ar tu šiaudelius, ta prasme. Nes aš prisimenu, aš irgi kovojau, kai atėjau šokti. Tai irgi man paleidžia muziką, man ten draugė sako, ne, turi būti technika. Šitą dėstytoja sako, per mažai apie techniką kalba. Juk sako, jeigu tu išmastysi rumbos techniką, tai kokio skirtumo, kokią muziką paleis. Tu žinosi rankas ir viskas, kad tu turi išmanyti. Tu turi, taip, ir makiažę pas man prisimenu, lygiai tas pats buvo. Tu sako, tu turi išmokti. Paskui tu pati suprasi, ką tu darai, kodėl tu darai, tu su vienu lūpdažiu gali žmogui, visą žmogų uždažyti labai gražiai su vienu lūpdažiu. Tai, tiesiog tu turi žinoti. Bet čia visur tie įrankiai, tai priemonių dabar labai daug. Tai reikia tą teoriją būtinai. Tai studentai ruošiasi, taip, labai daug praktikų, tai čia labai gerai, kad kuo anksčiau, sakau, kalbam su dėstytojais, kuo anksčiau turi studentas atsidurti mokykloje, būtent, kad nuo pirmų pačių dienų, kad jisai nepametusi, kad atlikinėtų praktiką ir tada labai sunku, nes tu suvokimo net, kas yra pamoka, jie neklaup. Reikia pakartoti. Pasirodo būna, kad negirdi. Jis būnagi susiplanuoja, sako, bet aš tiek norėjau nuveikti, o jie žirklių nerado pusę pamokos. Bet čia kartais būna susiplanuoja pamoką ir tu supranti, kad ta pamoka visai kita linkme jau dabar nueina. Taip. Iš tikrųjų, aš irgi turėjau klasėje 2 studentės, tai teko garbėje, labai džiaugiuosi, kad sutiko, tai kai pirmą kartą reikėjo iš tos kitos pusės pastovėti, tai aš prisiminiau tą savo jaudulį, kai studentė irgi atėjau ir buvau prisikūrusi veiklų, aš darysiu tą, ir kaip tu sakai, žirklė, pas mane irgi kažkas buvo identiškai, kažkokia situacija, kur aš 20 minučių bandžiau išspręsti ir galiausiai skambutis nuskambėjo pertrauką, nes ten tai mokykla dar skambutis į pertrauką būdavo ir jie tiesiog atsistojo ir išėjo ir ką man gavom daryti. Ir aš taip žiūriu tą mokytoją, tai prisiminiau.
Vat irgi, kai atėjo, kad iš tikrųjų, tu neįsivaizduoji, kas vyksta jo, kol tu pats neatsistoji, nepadedi, nesustoji, bet kol tiesiog atsistoji kaip mokytojas. Tiek gyvenimas, kaip pasakyti, tu negali išjungti vaikų, mirė jo žirkienas, nudvėsė jo žirkienas, jisai nedarys jokios matematikos, nes reikia tą žirkieną palaidoti. Taip. Turiu minį, ir ten taip viskas gyvas, aš suprantu, kai yra darbinės pamokas, pas ketvirtokus prisimenu, jau dirbam, bet vis tiek tiesiog mokytojo kalbam, nes skauda, mirė, skauda, galim pakalbėti. Taip. Tai tu stabdai tą ugdymo procesą, tai tu turi būti toks lankstus, bet kartu nepamiršti, kad tiksi NMPP. Tiksi ir bendruomenė turi būti ir emocinę sveikatą jų užtikrinti ir tos konfliktus praspręsti. Tas labai visapusiškas toks darbas, tai aš sakau, aš atsiribojus nuo socialinių tinklų ir kadangi esu matomas viešas žmogus, ambasadorė, tai vienur, tai kitur, tai nerašau komentarų, nes taip atrodo, nes galima labai dviprasmiškai, taip, nes. Dabar toks bumas, šiaip, kad kuo daugiau esi matomas, tuo daugiau stengiasi būti nematomas ir nerašinėti niekur. Taip, yra šitas dalykas. Nebent tikrai, Instagram'e algoritmam pakelti labai svarbu, komentarai tiesi. Taip, pati vedi įrašus, taip, ir tu komentuokit, tai tas yra labai gerai, kad žmonės komentuoja, bet ne heitas. Nesivelt niekur. Kai aš užsienio komentarus skaitau, ten ypatingai Instagram, jie vienas kitą palaiko, čia ar galima atsiųsti, bet niekas tu pasižiūrėk, tu ten snaigių nenusipaši dar 3 metus, nors jau pavasaris. Turiu minį, nėra to tokio. Tai niekas neparašys, kokia čia nesąmonė, tu dabar čia sugalvojai. Bet prisiminkim, kad dabar atsirado anoniminė funkcija, kad tu gali kaip anonimas rašyti. Tai manau, kad šitoj vietoj pasidarė bumas. Tiesiog antplūdis viso neigiamų komentarų ir neigiamų nuomonių. Jis gali pasislėpti. Bet aš, pavyzdžiui, kadangi labai daug veiklų turiu, labai daug žmonių turiu ir aš suprantu, ką reiškia ta energija. Ir išlaikyti tą pozityvumą, tai tu turi, kaip pasakyti, tu turi šaltinį turėti. Man šokis padeda, dabar vėl grįžau į tapybą, susitikimai su draugais, nes per COVID tikrai jaučiu, kad dingo renginiai, nėra renginių, nėra savanorystės, aš neturiu kur savęs, tik tame kompiuterėje, tai ką noriu pasakyti, aš labai saugau savo energiją ir aš tikrai tikiu energiniais mainais ir aš negaliu skirti laiko, tiesiog aš neturiu laiko. Ten nei tiem tokiem komentarai, nors tikrai matai pasižiūri, bet dabar galėčiau pasakyti, ką tu, ir kiek tu gyvybių savo. Taip, ar verta, neverta. Nes dar 10 taip pat parašys. Ir kova su tokiais vėjo malūnais ir tada kiek tu neigiamos tas energijos gal netro, kas kad per ekraną, bet tu perskaitai ir vis tiek kaupėsi. Tu mastai apie tai galvoji. Gilyn į tą emocinį mūsų dabar galvoju, į emocinius pradus žiūrėti, tai žmonės iš traumų tai kalba. Ta prasme, tikrai save gerbintis žmogus negali eiti išpilti. Ta prasme, neturėtų tai būti. Kažkas tada, toks disonansas gaunasi, kad jeigu su save myli, gerbi ir kovoji dėl žmonių, kovoji iš savo vertybės, kad eiti tenai pilti, ne. Aš sakau, jau blogiausiai, kai jau liūdniausia man, aš sakau, vis tiek einu į Facebooką ir tada aš savo terapiją dariau, aš visiems komplimentus. Kokia gera terapija. Iš tikrųjų, koks geras patarimas. Tai sakau, dar irgi su kolegiam kalbėjom, tai sakau, dėkinga Zuckerman už tą Facebooką, kad yra komentarų skiltis ir tu gali aprašyti, paskui, kai aš prisimenu, kai irgi viena mama atėjo ir jinai tiesiog leidau šiai kalbėti, tiesiog žmogiškai. Vita, ne Vita, kas vyksta jūsų gyvenime, juk čia ne apie tai, kad jis nerašo, neskaito. Kaip paėmė, čia ne apie tai, kad aš kažko neatsimčiu, kas vyksta. Leidė man psichologija taip klausti. Ir jinai pradėjo, kad sako, ką tik po tyrimo, ir akytės, ir stuburas, ir kiti sutrikimai, ir tada tu supranti, kad tiesiog atėjo ir leido. Gerai, kad leidai taip išsisakyti, nes man kolegė irgi pasakoja vieną atvejį, kai irgi mama
su tokiu pykčiu norėjo ateiti, išlieti, išrėkti ant jos ten labai piktybiškai, o jinai tiesiog va tokiu ramiu veidu, kas vyksta, va kas yra, kas nutiko. Ir ta mama tiesiog pradėjo verkti, stipriai verkti, nes jos nieks neklausė, nes jinai puola, visi atgal puola ir jos nieks nepaklausė, tai kas tau iš tikrųjų nutiko. Taip, tai. Dar irgi man visada labai padeda, kai būna tėvelių, kurie labai tokie įnoringi, griežti ir atrodo ir tas gerai, ir tas, bet vis. Ir tu galvoji, jeigu tai būtų mažas vaikas, tai jis prašytų dėmesio. Jis tai prašo dėmesio, tai aš visada duodavau tiem tėvam erdvės. Aš matau, kaip nuostabiai jūs organizuojate. Laukia žygis. Ar jūs galėtumėte? Kaip su žydai šnekėti? Tiesiog, kad pabandai, bet sakau, čia reikia labai stipriai psichologiškai būti pasiruošęs, kad taip. O studentus, va dabar vis tiek toje sferoje esi, ar studentus ruošia va tokiam būtent? Ar tu nepasiruoši tokiam dalykui? Tikriausiai nepasiruoši ir galvoju, tų paskaitų yra tiek daug, kolegijai tiek visokio gero praktinio yra, bet vis tiek pats žmogus jisai turi suvokti, kaip pavyzdžiui, kaip aš atradau teatrą. Man visą laiką mimikuot patiko, bet aš į teatrą nuėjau ne į mimų teatrą. Aš nuėjau būtent į tokį emocinį, į etiudų teatrą, kur mokina tave per pratimus, kur tu tikrai suvoki, kad dabar laukia tavęs sunkus pokalbis ir tu tiesiog mokaisi nenuleisti nuo tėčio mamos akių. Kai atrodo, ten visas sulystum, negalėtum ir visa fiziologija tavo rodo, kad tu negali net kalbėti, nes tarsi visas organizmas rodo, kad yra blogai, ant kiek tu stresuoji. Ir teatras, ta retorika irgi išmokino, kad nenuleidai Jūratė akių, nenuleidai. Žinau, kad blogai, bet tarsi kalbė. Tai tai aš irgi jau ir į vaidybą, ir streso valdymus, tarsi, tai savo kaip bonusą. Taip išmoksti. Ir su makiažais lygiai taip pat buvo. Aš įsivaizdavau, pabaigsiu kursus, kaip aš jau dažysiu. O paskui naini, jei kažkokiu garbanų reikia susukti, kažkam kažkokią nosį reikia klijuoti, pasirodo, čia dar grimą reikia, reikia apie antakius, reikia žmogaus anatomiją pasimokyti, veido kaulų visą struktūrą. Tai čia su pedagogika irgi, sakau, kiekvienais metais vis kažkas nauja, kas tikriausiai dar labai svarbu, apie studentus kalbant, labai svarbu reikia kalbėti apie emocinę sveikatą. Dabar žmonės apie tai labai daug kalba, apie nerimo, panikos priepuolius, tai ruošti žmonės, kad tai yra labai stresinis darbas ir tu turi būti pasiruošęs arba tu nesirinki tokio darbo. Nes tikrai, kai ten vaikas dalimis, nedaug dievė, bet tu turi reaguoti, susikaupti, evakuacijas, tos pačios senais metais, nes pačiame centre, tai gal 6 evakuacijos buvo. Tai tu turi save monetizuoti, suprast, kad tu atsakingas už daugelį. Ir šiaip turi daug pasiruošęs, nes tu nežinai, ką diena atneš, gal vienas vaikas bėgs, ten užsigaus, kažkas nutiks, tu jau turi savo darbus kaip ir čia palikti, tada tam vaikui padėti, tada kažkas vėl kažką. Ir dar, į ką atkreipiu dėmesį, kad mes dirbam su labai skirtingu amžiumi. Pavyzdžiui, ten, kai tu mini vyras, logistikoje, bet amžiaus nėra turbūt didelių, o čia žiūrėkit, vaikai, tėvai, seneliai, administracija ir blokai yra skirtingos profesijos. Tai tas išmanimas, tai mes patys turim tokią savisaugą turėti, tai kažkas atsipalaiduoja medituodamas, kažkas joga, kažkas galbūt, bet būtinai, kad tu išeitum nuo skambučių, nuo stresų, tai prasme, kad tu padėtum telefoną ir tu neperkentum, kad tu dabar nekeli. Ir tikrai nesakytum, kad čia ne mano darbas. Tai prasme, nedarbo metu man skambinat, nes aš šitą išsiėmusi, nes aš dabar nauja karta pas man atėjo ir aš tėveliam pasakau, aš visada būsiu pasiekiama. Kai aš negaliu, aš neatsiliepiu. Bet tikrai galite man skambinti, taip, mano kontaktas baigėsi 2 arba 3. Ir sudokit, jeigu aš tėvams sakau, mano darbo pabaiga. Bet jie taigi dirba iki 6-7, jeigu tai yra verslo atstovai, jie dirba iki 8. Ir jis pasiema tą mažą vaiką, supranti, visą įsitaršiusi, jisai neprisimena, ką jam rytoj atsinešti ir ką mokintis. Mokytoja yra nepasiekiama, ryte jos irgi trukdyti negalima, jis neruošiasi darbui. Dienos metu jinai irgi kaip tu darbo metu trukdysi. Tai toks, palaukit, prisimenu vieną susirinkimą, aš kad ten pasakoju, kai mane trukdyti negalima, kada man skambinti. Ir toks vienas tėtis mokytoja, o kada šiaip? Aš tokia, sakau, kokia gėda, atsiprašau, sakau, aš permąstysiu būtinai, kad...
Aš tėveliams irgi per susirinkimą visat paskau, aš negaliu, aš netrašysiu, aš nekelsiu, aš numesiu. Viskas gerai, bet jeigu aš turėsiu laisvo laiko ir jeigu aš matysiu, kad tai yra skubus atvejs, arba aš visada galėsiu pasitaisyk musytę pas tave užskrido. Nežinau, iš kur. Viskas nebėra. Pasiklausė. Tai iš tikrųjų, bet tas su tėvais iš tikrųjų net ir pasikeičia, nežinau, tu tikrai galbūt irgi taip, ar tu esi nubrėžusi kažkur? Esu taip, kad pilnai tampa pasiekiama iki 7 vakaro. Taip. Po 7 vakaro, jeigu aš neatsiliepiu, neatrašau ten, tai prašau nepykti, jeigu nėra to ryšio. Šiaip esu pasiekiama daug maž visada iki 7 privalomai, bet jeigu po 7 galit bandyti, bet jeigu taip nutiktų, kad aš, tai jau tada prašau nepykti, bet kitą dieną visada. Aš prisimenu, kai viena vadovė, atėjo nauja vadovė pas mus, tai man tokią pamoką jinai davė ir jinai sako, aš būsiu pasiekiama visada. Ir aš sėdžiu, šiandien noriu mus papirkti. Gerai, tebūniem, pasižymim. Visada. Ir tada buvo COVID'as. Ir prisimenu, man reikėjo išspręsti ir aš skambinu 10 valandą, visą drebėdama, nes man reikėjo nuspręsti. 10 mes sužinojom, tėveliai pranešė, kad yra COVID'as ir čia buvo ta viena pirmųjų bangų, kad užsidarom ir ten jokių einam, neinam, ten modifikuojam, adaptuojam klases, ne. Aš paskambinu, nepakėlė ir man buvo, tai niekados nemanipuliavau ir dar vieną kartą esu skambinus, kad jinai sako, ir išgyvensiu su to klausimu iki ryto, skaunešioju, turbūt išsivemsiu, bet man reikia išsikalbėti ir irgi pakėlė 10 vakaro. Tai man yra tas žmogiškumas. Negu vaikas verkia ir ten tu lauki, kada ten, 7 galim skambinti. Negalim skambinti. Tai neturėtų tai būti. Aš tai visą prašau, kad man parašytų arba balso žinutę įrašytų. Man sakau patogiausia. Nes skambutis kartais tu nežinai, ar skambina, nes nežinau kokią aprangą pasiimti, ar kad ranka lūžo vaikui. Tai sakau, jūs man parašykit, aš pamatysiu. Bet čia vėlgi reikia nepamiršti ir tikriausiai auditorijai priminti, kad mes esam pradinukės. Tai mes visą laiką esam su tą klase, mes gyvenam su tą klase, mes žinom visų katinų vardus, gimtadienius, visus turime būrelius ir panašiai. Draugų kiemo vardus. Taip, nes iš tikrųjų, jeigu tu būtum 8-okų mokytoja, turėtum 5 klases ir tau visi tėveliai iki bet kada galėtų, tai čia irgi. Pavyzdžiui, irgi pas dukrą mokykloje griežtai jie bendrauja tik tamo. Taip. Ir net, jeigu, pavyzdžiui, yra atleidimas, ar ką pranešė su tėvų žinia, vaikas ten vėluoja ar dar kas nors, tai neatsakinėja tokias pavienės, nes nusrautas yra labai didelis. Tai va, neatsakinėja 100 tėvų, gavau, ačiū už informaciją, nes vien tai užimtų dabar. O Jūrate, kaip bendravo, per ką tik per Tamo? Tai turime Tamo ir visada turime arba Messengerio, arba Facebook grupę, dabar turim WhatsApp grupę, kol kas įdomu, žiūrėsime, kaip, aišku, pasimeta ir nuotraukos ir viskas, tai kol kas sprendžiam su WhatsApp. Tai greitu. Bet irgi viena pirmųjų žinučių, kad esu visada pasiekiama, tai, aišku, nemanipuliuoja, ten 10, bet labai viskas. Bet kažkaip aš ir nesusidūriau su tokiais tėveliais, kurie būtų piktybiškai 10 skambintų ir kodėl man mokytoja nekelia. Kažkaip visada ekstrinių tokių, kur tikrai kažkas kur jau ten labai prastai nutiko. Bet vienintelis, kas tikrai būna, tai mėnulis. Mėnulio metu yra tikrai pilnaties žmonės, kurie tikrai rašo laiškus. Ir tada aš vieną kartą irgi vadovams sakiau, mums reikia įsivesti auto atsakiklį, dėja dėl didelio užimtumo ir tik didelio srauto pilnaties metu, mes jums atsakysime po savaitę. Tai būna tokių, kas čia vyksta, kas čia. Taip, čia būna. Čia ir policijos pareigūnai sako tą patį, ir gaisrininkai, kad suaktyvėjo mūsų tas, mums reikia dabar išspręsti. Tai būna vakare parašo vieną, aš daryti jau kitą, jeigu netrašai, jau paskui ryte aš pergalau, arba dabar, kai yra ta funkcija, ištrinti. Facebook'e būna ištrina ir tada kažkas ramiau parašo. Gerai, aš irgi turėjau pamokų, reikia kuo daugiau bendrauti laiškais, nes kai Facebook'e viskas išsitrina ir viskas, tu paskui post factum gali sakyti, kad aš apie tai jau kalbėjau. Sako, mokytoja, kur kalbėjau? Taip, čia labai to. Skambučiais? Gal ir skambinu. Arba užtvirtinti informaciją raštu, kad mes apie tai šnekėjom, nutarėm tą ir taip.
O tau labai Su patiko. VGK, jo vaiko gerovės komisijos visada nariai pakalbė ir kaip ir according to our, tas irgi labai, kad laiškais, tai va. O tos neformalią pasilikti, tai. Jo, čia reikia atsirai, kad turėtų. Bet čia irgi čia gyveni ir savo prisitaikai, man taip tinka. Kiekvienam skirtingai. Ir nėra vienas mokytojas blogesnis ar geresnis, jeigu jisai pasako, kad aš iki 3 ir viskas, tai jisai nėra prastesnis ir panašiai. Tai kiekvienas atsirenkam pagal save. Man tai padeda ryšio kažkaip stiprinimo. Aš su tėveliais jaučiu, kad aš stipresnį ryšį turiu, man lengviau su jais komunikuoti, man lengviau pasakyti, kai kažkas blogai, kai kažkas netinkamo, kai kažkur matau problemą ir man lengviau jiems ištransuoti tą problemą, kai mes komunikuojam dažniau. Tai va. Sakau, čia tinka, netinka, aš prisimenu ir neformalioj veikloj dariau, pranešiau vadovam, kad nebūtų papildomų kalbų, kad pranešiau vadovam, kad su kiekviena šeima neformalioje aplinkoje susitiksiu. Tai yra viešbučiuose tokios galimybės, tokie spotai. Tai mes tiesiog sėdėjom kavą gėrėm, tėtis, mama, ko iš manęs tikitės, kaip iš mokytos, ko aš tikiuosi. Bet čia kaip paskui tokie arba trišalį su vaikais, tai irgi va dabar aš esu individualiam, tai aš suprantu, kad kolegos ten ar didesnės klasės turintis, mes to nedarysim, tai viskas gerai, mes nenakvosim, tai viskas gerai, mes nevažiuosime iki sodybos ir tai viskas gerai, tu kitaip dirbi ir tu puikus mokytojas esi, tu pasieki kitokių rezultatų, nes mes visi skirtingi žmonės. Tai vat nepriešinti tų mokytojų, nesakau, va dabar kokie komentarus skaitai atrodo, iš kur tiek piktumo, iš kur tiek susipriešinimo, labai, sakau, kad labai gaila ir atrodo, negi tik tai mokytojai rašo vieni kitų, taip atrodo, dirbam savo darbą. Tai juolab, kad mes kiekvienas esam šiaip labai skirtingi. Vienas žmogus, viena pusė stipresnė, kita ir automatu gal, kad mes skirtingai dirbam. Vienas darys gal labiau kažką daugiau su vienu dalyku, kitas darys su kitu dalyku. Ir čia yra normalu. Yra kokios nors profesijos, kur dar taip žmonės lyginami. Negi ten policijos pareigūnai lygina. O tu kiek būdų išrašėjai, neišrašėjai. Kiek pagavai. O tu čia žiūrėk. Bet gal ir yra, tiesiog gal taip į viešumą neišlenda. Gal viešumą, čia vėl mes nežinom galbūt. Bet tikrai gal taip stipriai nesumačius niekur. Kad vieni, nes aš dabar galvoju, tai turiu labai stiprias bendruomenės ten grimo sektoriui. Kažkaip tu toj televizijai dirbi, aš toj televizijai, tu tą projektą turi, aš tą, mes visos turėsim tų. Aišku, galimas vagystės, kai mes sakom projektą. Bet tavo toks pasirinkimas, tai aš tiesiog tą energiją saugodama turbūt nesivėlinu. Jeigu tu pasivagydėtų, vis tiek mintyse žinai, kad tai ne tavo buvo, kad tu iš kažkur ją pasiėmė. Aš ten, pavyzdžiui, jeigu postą rašau arba storius keliu ir būna ne mano idėja, aš vis tą parašau, kad tai ne mano idėja, bet aš ją paturbinau, patobulinau, pakeičiau, nes tada nestovi taip ant širdies, jeigu tu pats... Arba paminėta žmogų, čia yra to žmogaus, aš taip. Bet vėlgi aš dabar galvoju, kai mes tokį srautą, pavyzdžiui, kaip aš turėsiu tiek daug tiek daug prasisuka, kad atrodo kažką kurdamas. Tu netyčia nukopijuoji. Ne mano, nes tu jau prisirinkai, absorbuoji. Kartais net nepagalvoji, kažkur matai kažką darai ir tiesiog sutampa. Ir ne tai, kad tu specialiai iš to žmogus norėjai nukopijavai ar kažką tą patį padarai. Ir aš galvoju, aš prisimenu, kai planavau doktorantūros studijas stoti ir aš nuėjau į doktorantūros stovyklą ir profesoriai klausė, su kokia tema eisi. Ir čia mes su studentė atrašėm tokį darbą ir labai mažai išnagrinėtas, sakau, dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės. Tai profesoriai sėdi, čia kur sako mažai išnagrinėta, jūsų kaime. Mes čia tyrėm, ir jie į tas duomenų bazės tiesiog įvedė ir ten kaip davė 30 000, 60 000, tiesiog paieškos objektų, kad darys special, ten paėmė ir skultam. Ir toks, čia mum atrodo, kad mes korteles išradom, ar ten su tuo pagaliuku, tai atrodo, matai, kiek mes dar nežinom, kas viskas vyks. Viskas jau yra atrasta. Taip. Kad tiesiog dalinkimės, džiaukimės ir džiaukimės, kad kažkas padaro, pasidalina, duoda. Taip. Svarbiausia draugauti tarpusavėje, nesipešti, nekonkuruoti, draugauti. Kiek būtų lengviau. Aš taip pat galvoju. Yra tų grupių, tikrai. Yra. Ir jūs būrėt tą tokią jaunimo, kad daliname, sharing, caring. Aš irgi vienai draugiai parašiau, sakau, tu jau panaudoji, tu gali man dabar duoti. Net nepardavinė, tu sako, aišku, imk naudokis,
aš ten kokiu jau man šito nereikia. Ką man saugoti kitai kartai, ašgi nežinau, ar kitai kartai. Taip, ar prireiks to. Aš irgi kolegiam esu atidavus palikus tam tikrų dalykų, kur aš nepanaudosiu, gal man nereikės, nusiunti, atiduodi. Taip. Nes ir kiekvieną kartą kitaip ir dirbi, su kiekviena klase. Aš šiandien irgi darbę kalbėjau, mergytės karpėsi, ten pavieniui karpėsi, sakau, bet žinokit, mes visą laiką, prieš 20 metų, kaip aš jau į mokyklą dirbti, mes viską. Mes neturėjom kopijavimo aparatų, mes ten, pavienėse įstaigose buvo tie kopijavimo aparatai, tai mes suprantat, tuos centus mokė ir tas kopijas saugo ir apie laminavimą iš vis nebuvo kalbos. Nors irgi yra kryptis, kad, plastiko labai daug. Bet aš sakau, mano laikas, aš tas kortelės padarau ir jos ilgaamžiškos tampa, tai mano darbo sąskaita ten ar domino kaladėlės, ten įsilaminu, kažką. Tai dabar galvoju, taip lengva būti mokytoja, kas liečia medžiagos paiešką ir radimą. Anksčiau būdavo tikrai vienas vadovėlis ir viskas. Mes turim kelis vadovėlius, prieinamas informacijos kiekis yra labai ribotas, skaityti gali, išvažiuoti į užsienius nevažiuoji, muziejai irgi, turime labai apribotas. Dabar tiek yra daug ir mes tiek pradėjom pyktis, atrodo, tas visuomenės susipriešinimas, atrodo, kaip tik iššauna kokie kregždė, žiūrėk, vėl Marytė, turiu minėti kažkaip tokio. Taip. O judant jau prie galo. Prie pabaigos. Taip, prie pabaigos. Pasakiau ir iš karto į galą. Kokią žinutę galbūt norėtum palikti, žinutę, nežinau, pasakymą, palinkėjimą kažkokį, žiūrinčiam mokytojui, nemokytojui, tėvelių, vaikui, kam norėtum atiduoti kažkokį paskutinį žodį? Tai man turbūt tas mažasis princas, kad tai yra prisijaukinimo procesas, kad mes prisijaukinam vieni kitus ir apie tą širdį, kad saugoti savo širdį, savo vertybės ir jai suduštant vis tiek kitą dieną eiti, susirinkti ir tiesiog žinot, kad pasirinkom širdies profesiją. O tų žmonių labai daug bus, nes gerai, jeigu mes visą kartą mokinam, bet šiandien manęs darbė, kadangi dirbu tarptautiniai mokyklai, klausia merginos, o jūs esate tik pirmos klasės mokytoja, kitais metais kitą paimsit. Tų modelių dabar įvairių ateina ir į lietuvių mokyklas, tai mes net nežinom, ar mes turėsim tą pačią kartą, tuos pačius tėvelius ir galbūt ta pamoka, sunkesnis atvejis, sunkesnė šeima, kaip mes vadinam, taip, sunkesnis vaikas arba sunkesnė komanda, jie yra tokie laikini, nes aš net nepamenu pavardžių žmonių, kuriuo aš, pavyzdžiui, darbė bijodavau. Ten ar vadovo kažkokio bijai, ar ten kažkoks kolega. Aš net nepamenu, po 20 metų taip viskas bėgo, kad tai ne apie tai, kad saugoti save, saugoti savo vertybės, būtinai turėti užsiėmimų, kad ir tu sliekų rinkimą tam žvejybai, kažką rinkti, kad tu išeini ir tai yra tavo mandalos visokios tie, kad saugoti save, bet tik dėl to, kad sąmoningai suprasti, kodėl, nes tu dirbi su labai dideliu kiekiu žmonių, tu turi kažkur pasikrauti, nes tu išsikrauni visapusiškai, visą kuprinę savo išdalini, tu turi prisirinkti vėl tuos savo perliukus. Tai tokia žinia, kad mylėkite, jeigu pasirinko tą profesiją, tai yra visiškai širdies profesija, tai yra pašaukimas ir tą reikia saugoti. Kad ateina tų, kaip aš sakau, visą laiką, kad yra toks pasakymas, galbūt ir istorija buvo, kad aplink mūsų galvą visą laiką skraidys paukščiai, visą laiką skraidys, tai ar neigiamas mintis jūsų, ar ten kažkokie konfliktai, visą laiką to bus, visą laiką. Mano atveju, ta prasme, man labai sunku pripažinti, nes aš pati to nejaučiu, bet aš tikrai pripažįstu, kad yra pavydžių žmonių ir jie mato, jie girdi, jie ateina, jie klausinėja, tai jie taip ir skraido. Bet ar jie nutūps, ar jie susireks lizdą, tai tik nuo manęs priklauso. Tai dėl to aš apsistačius tokią armiją savo, turiu tokią šachmatų, stiprių labai motivatorių žmonių, kur man, jeigu labai blogai, aš skambinu, žiūrėk, kalbam. Oi, tai čia Jūratė, nekreipk dėmesį, čia ne apie tave. Ai, ne apie mane. Tai ne apie mus. Taip, jeigu, aišku, neišdirbam savo darbo arba esam ten arogantiški arba vertybių nesilaikantis pedagogai ir negerbėm tėvų, mes irgi turim gerbti visuomenę. Ir tėvelius, tai aišku, tada turim. Tai tokia žinutė, kad mylėti tą darbą, mylėti save, saugoti be abejo save, galvoti apie save. Taip. Neįti iš mokyklų, o tie, kurie išėjo iš mokyklų, labai prašom sugrįžti. Tie, kuriem jaudina. Arba rasti draugę, kuris yra užsidegęs ir gali uždegti tave vėl. Taip, nes,
Ačiū tau, Jūratė. Ačiū labai. Labai ačiū. Dar susimatysime. Matysi. Susitikime, švęskime, didžiuokimės tą pasaulį. Ačiū labai. O mes iki kitų kartų. Iki susitikimo. Iki.